Sveiki sugrįžę į kovotojo kodo kanalą. Taigi šiandieną mūsų kovotojo kodo bazeko rubrikoje šnekėsime apie AR-15. Apie AR-15 ginklą, apie pačią platformą, kuri tikrai yra pasaulyje labai paplitusi ir čia Lietuvoje galima nusipirkti tokių ginklų. Šis video bus skirtas iš tikrųjų tiems, kurie gal yra pirmą kartą nusipirkę tokį ginklą, pilnai nežino, kaip išsirenka ginklas, kaip išvalyti jį, ką reikia naudoti, kokie yra patarimai, kokius įrankius galima naudoti valymui. Taigi šiandien viską ir parodysim, pašnekėsime, tai bus baziniai žinios tiems, kuriems jų reikia. Iš patirties tą sakau, nes aš atsimenu, kaip aš nusipirkau ginklą, tai tikrai nežinojau, kaip jisai pilnai įsiardo ir kaip susirenka, ką valyti, ko nevalyti, ką naudoti. Draugų rate tikrai buvo daug patarimų, taigi tuos patarimus perleisime jums ir jūs galėsite visą tai pažiūrėti ir labiau pasigilinti ir turbūt tikrai po šio video galėsite pilnai išrinkti, surinkti, sutepti ir išvalyti savo ginklą. Taigi nieko nelaukiant ir noriu pristatyti jums AR-15. Minutėlė. Čia tikrai nėra AR-15 ginklas. Pabandom dar kartą. Čia jau panašiau. Taigi, štai jis, AR-15 ginklas ir mes šiandien apie jį šnekėsime. Kaip matote, šis ginklas šiaip tai turėtų būti juodas, jisai yra šiek tiek pabombintas ir mes turime jį nudažę maskuojančią spalvą. Aišku, dėtuvė yra irgi taipogi perdažyta. Jisai buvo visas juodas, dėtuvė buvo juoda, aš jį perdažiau. Ką jūs manote apie šį nudažytą ginklą? Jums jis patinka, gražus, negražus, palikite komentarą. Tikrai turėjau labai daug visokiausių komentarų apie šitą ginklo nudažymą. Kai kuriems patiko, kai kuriems ne, kai kurie sakė, tavo ginklas atrodo dabar violetinis. Man jis atrodo gerai. Ir tikrai man jis atrodo daug gražesnis negu originaliai buvęs juodas ginklas. Taigi, netempiant į naktį, ką mes turim visų pirma žinoti. Tie, kas yra šauliai, kariai, ar anksčiau tarnavę žmonės ir žiūri šį video, tikrai žino, kad reikia patikrinti, ar ginklas yra saugus. Ok, tai mes tą atliksime. Taigi, radom ginklą arba pasiimam ginklą. Visą laiką reikia galvoti, kad jisai yra užtaisytas ir paruoštas kovai. Ir mes tikrai tiesiog jo paimti labai paprastai rankas negalime ir su juo švaistytis bele kur. Tai yra nesaugu. Taigi, jeigu aš pamatau ginklą, ar aš noriu paimti ginklą, aš tikrai galvoju, kad jis visą laiką yra užtaisytas. Tai visų pirma, ką reikėtų padaryti, reikėtų pasižiūrėti, ar jis yra ant saugos nustatytas. Aš matau, kad šis ginklas yra ant saugos, bet taipogi matau, kad yra prijungta dėtuvė. Šį dėtuvė turi iš tikrųjų langelę, tai matosi iki 5 šovinių, kad čia šovinių kol kas nėra. Bet vis dėlto mums reikia atjungti dėtuvę. Mes atjungiam dėtuvę ir nors jis yra ant saugos, aš tikrai turiu jį patikrinti. Taigi įsitikinau, kad prieš nuimant dėtuvę įsitikinau, kad nėra jokių atotampų, nors čia jų tikrai negali būti, nes čia yra studija. Taigi, mes paimam ginklą ir ką mums reikėtų padaryti, mums reikėtų patikrinti, ar vamzdyje nėra šovinio, ar kažkur kitur nėra užstrigusių šovinio. Taigi, kaip matome, tas vadinamas dust coveris arba apsauginis, apsauginis lovelis yra uždarytas. Mes jį turim atidaryti, taip reikės mums jį atitraukti spyną atgal. Su šiais ginklais iš tikrųjų reikia prisiminti saugumo dalykus, kad mes bele kaip švaistyti su juo į viršų žemyn negalima. Reikėtų tikrai išmokti bazinius dalykus, kaip tą spyną užrakinti galinėje padėty. Tai mes galime kažkaip taip daryti, bet vėlgi, kad žiūrime, kur ginklas žiūri. Geriausia būtų, kaip aš norėčiau padaryti, tai yra keli variantai. Aš pasisuksiu šonu, taigi aš įrimu ginklą į koją, paimu ginklą su dešinė ranka. Čia mes turime spynos paleidimo mygtuką arba spynos užfiksavimo mygtuką. Taigi aš paimsiu ir paspausiu spynos užfiksavimo mygtuką, perimu ginklą į kairę ranką, tada atitraukiu spyną atgal ir spyna yra užsifiksavusi. Kaip aš tą atlieku, aš jau galiu pasižiūrėti, ar vamzdyje yra šovinys. Vamzdyje šovinių nėra. Pasižiūriu, ar yra šovinys kažkur užstrigęs spynos rėme. Čia spynos rėme nieko nėra. Aperčiu ginklą, pasižiūriu, ar dėtuvės žiotis nėra šovinių. Mano trys dalykus, kuriuos reikia patikrinti.
vamzdis, spina, dėtuvės žiotis. Šovinio nėra. Taigi, ką mes darome? Mes palydime spiną į priekį. Ten yra mūsų saugi kryptis. Nusitaikau ir tik tada atleidžiu saugiklį, atlieku šūvį ir ginklas yra padarytas saugus. Ką reikia žinoti su, bent jau yra visokiausių skirtingų variantų AR platformos ginklų. Šitame ginkle aš atlikęs šūvį, aš padaryti, jeigu ta prasme jisai yra neužtaisytas ginklas, aš ant jos atgal ant saugos padėti negaliu, netitraukęs ir nepertaisęs ginklą. Tai vadinama, kad ginklas yra saugus, bet jau šito versijų. Uždarau spinos dangtį. Ir viskas, ginklas yra patikrintas, jis yra saugus. Šis ginklas yra amerikiečių gamybos, tai yra Zion IV-15, jis yra 16 colių ginklas, turim visokiausių dydžių, bent jau šitos versijos, tai yra 14,5 nebuvo, taigi aš turiu 16 colių. Aišku, jisai yra biškai paturbintas, pabobintas, mes turime aimpointą, turime 3 kartą artintuvą ir turime dėtuvės ir turime, aišku, diržą su sagtimis. Taigi, ką mums reikėtų žinoti apie šį ginklą, kaip jisai įsiardo, kad mes jį galėtume išvalyti. Taipogi dar, aišku, jisai ne vien tik turi aimpointą, bet ir artintuvą, jis taip pat turi mechaninius taikiklius, kurie su ginklu neateina, jie turi būti atskirai perkami. Tai jie yra kaip atsarginiai, nes jeigu mūsų aimpointas sudužtų ar jisai nebeveiktų, kaip mes taikytume su ginklu, tai tikrai reikia, kad būtų ir atsarginiai taikikliai priekyje ir gale. Mes juos turime štai čia. Taigi, ką? Sekantis žingsnis būtų šito ginklo ardymas ir pasižymas, kaip jisai įsiardo. Okay? Taigi, pažiūrim. Taigi, turime ginklą. Ginklas patikrintas, kad yra saugus. Taigi, visų pirma, ką mums reikėtų padaryti? Mums reikėtų nuimti diržą. Tai nuimame diržą. Diržas nuimtas ir ginklas susideda iš tikrųjų iš dviejų pagrindinių, kaip pasakyti, pagrindinių dalių. Tai yra apatinis rėmas, viršutinis rėmas. Apatinis rėmas tai yra pistoletinė rankena ir visas mechanizmas ir dėtuvės žiotis. Tada turime buožę ir buožė gyvena grąžinamoji spyruoklė. Ir tada turime viršutinę dalį, kur yra apsidas, vamzdis ir visas spinos mechanizmas. Taigi, tas dvi detalės mes galime, tuos du, kaip pasakyti, pagrindinės detalės mes galime atskirti vieną nuo kitos. Čia turime du kaiščius, kurie įsima. Jeigu aš apverčiu, tiesiog paspaudžiu vieną kaištį, arčiau, kuris yra buožės, ir tada ginklas atsidaro. Mes tada galime ginklą atidaryti, jeigu mums reikėtų greitai kažką pažiūrėti, kas vyksta viduj. Tada yra antras kaištis, paėmėme ir galime įspausti antrą kaištį. Ir tada galime atskirti apatinę nuo viršutinės dalies. Šitie kaiščiai neįsima, kaip matote, aš juos atgal suspausiu. Taigi, turime dvi detalės, viršutinė ir apatinė detalės. Pašnekėkime labiau apie apatinę, kaip ir minėjau. Tai yra pistoletinė rankena, saugiklis, turime spinos paleidimo ir užfiksavimo mechanizmą. Tada turime dėtuvės išėmimo mechanizmą, tada turime buožę ir turime šitame cilindre gyvena grąžinamoji spyruoklė. Šitą galim padėti į šoną. Taigi, kas mus domina? Aišku, kažkiek šaudimo gal reikėtų išsirinkti ir gerai viską įsivalyti. Šiaip tai užtenka tik tai šitą mechanizmą prapūsti, gal šiek tiek pravalyti, jo neišrenkant baziniam dalykui, baziniam valymui ir tai jau yra iš tikrųjų gerai. Pats pagrindinis dalykas, ką mes turim valyti, tai yra vamzdis ir išsivalyti savo spiną. Aišku, galime ir atjungti apsadą ir atjungti patį vamzdį, čia jau biškai reikalavę daugiau laiko ir yra biškai detalesnis valymas. Šiandieną mes tik tai šnekame apie bazę ir ką mums reikėtų valyti.
Taigi mes tikrai valysime vamzdį ir tikrai išsivalysime spyną. Ką reikia padaryti, tiesiog mums čia yra užtaisymo rankenėlė, pas mane jinai fiksuojasi, kituose ginkluose ar netgi aftermarket dalyse galime iš tikrųjų pasiimti, kad jinai būtų nefiksuojanti rankenėlė. Taigi mes tiesiog ją fiksuojam, patraukiam ir išvažiuoja visa spyna. Kaip matote, yra šiek tiek privina. Išvažiuoja spyna ir pati rankenėlė taipogi įsima. Ir viskas. Daugiau kaip ir nieko. Mes galime pasižiūrėti čia. Kaip matote, mes matome vamzdį ir matome visą rėmą, kur gyvena spyna. Ir turėtume jį išsivalyti, turėtume prasivalyti vamzdį ir spynos užraktą vamzdį. Ir tada turim prasivalyti pačią rankenėlę ir ją sutepti. Ir tada išsirinkti visą spyną ir ją gerai prasivalyti. Čia turime kaištį, kurį reikėtų išimti, kad išvažiuotų pas mus ir, kaip pasakyti, pavadinkim liaudiškai adatą, arba kitaip daužiklis. Ir pati spyna irgi yra užsifiksuojanti, kaip matote, yra juda, kaip atliekamas šūvis, iš tikrųjų, tai jinai sugrįžta, paima kitą šovinį ir pasisukus užsirakina vamzdį. Ir visi čia gyvena, dar taipogi čia gyvena visas dujų stūmoklio mechanizmas. Taigi, ką mums reikia padaryti? Mums reikėtų išardyti pačią spyną, tai mes turime išimti šį kaištį. Be pagalbinių priemonių ganėtinai galbūt iš tikrųjų ir sunku jį išimti, bet man pavyko. Taigi, išimam kaištį, tada išvažiuoja pas mus daužiklis arba adata ir tada, aišku, turime pasukti šį fiksatorių, išimame ir pas mus išvažiuoja pati visa spyna. Taigi, ką mes turime daryti? Mes turime iš tikrųjų viską įsivalyti viską gražiai. Štai čia būtų pačios bazinės žinios, ką reikėtų žinoti, kaip įsiardo pati spyna. Ir ką mes turime? Išvalysime šį kaištuką, išvalysime adatą, išvalysime spyną, su visų spynos rėmų išvalysime, spynos rėmą išvalysime, sutepsime, kur reikia sutepti. Taipogi išvalysime ir sutepsime pačią užtaisymo rankenėlę. Tada išvalysime rėmą, kur gyvena spyna. Ir taip pat išvalysime vamzdį ir vamzdžio, nežinau, pavadinkim žiotis. Ne? Šitas visas yra dalykas išvalomas ir tai yra bazinis dalykas, ką reikėtų jums žinoti pradžiai, kad išsivalyti ir kad ginklas funkcionuotų labai gerai. Aišku, galėtume pasinerti ir šiek tiek giliau į biškį gilesnės žinias, kaip tai yra daroma, bet kol kas mes šnekam apie bazeką. Taigi, nieko nelaukus, iš tikrųjų, ką mes galime naudoti valymui. Valymui yra iš tikrųjų daug visokiausių rinkinių, ką mes galime naudoti. Tai aš bent jau turiu, kitaip vadinama, man atrodo, čia yra Real Avio Borbosas. Aš naudoju asmeniškai šitą. Tai yra labai paprastas rinkinys, kuris skirtas tik tais, galim sakyti, vamzdžio išvalymui. Ir viskas. Ir tada, aišku, reikėtų naudoti kažkokį tai tepaliuką valymo. Aš naudoju CLP, tai Clean, Lubricate ir Protect. Jisai įsiverstų gal šitaip. Cleaner, Lubricant ir Preservative. Taigi, iš tikrųjų, ką jisai daro, jisai išvalo, sutepa ir netgi apsaugo visas detalės. Tai šitas pasirinkimas būtų labai geras. Ir aišku, jeigu mes jau, kaip pasakyti, norime kažko biškį subtilesnio ir daug daugiau turėti reikmenų, tai yra kitas komplektas, kurį aš jums pristatysiu šiek tiek vėliau. O dabar kipkime į darbą ir išsivalykime turbūt šiuos visus reikmenis, šias visas detalės. Turbūt padarysime ant labai greito valymo, nes tai šiek tiek užtruks. Tai ką mums reikėtų, kaip ir minėjau, daužiklis, adatą, išvalom ją, išvalome spynos kaištį, išvalome spyną, išvalome spynos rėmą, išvalome ir užtaisim rankenėlę, išvalome vamzdį ir išvalome rėmą, kur gyvena spyna. Valysime su CLP, kuris išvalys ir viską, aišku, tuo pačiu momentu suteps ir apsaugos. Judam.
Taigi, mūsų spina išvalyta, pravalyta, iš tikrųjų, kaip matėte, su kuo aš valiau, tai naudoju, kaip ir minėjau, CLP naudoju, išvalyta ir aišku, paprastą skuduriuką. Su paprastu skuduriuku greitai bazinį valymą iš tikrųjų galima atlikti, bet kad mes viską giliai, gerai išvalytumėm, tai reikėtų turėti biškį gal kitokių reikmenų, kuriuos pristatysiu vėliau. Bet baziai ir greitam valymui, kad ginklas būtų visiškai neužsiteršęs ir kad būtų viskas sutepta, tai šitų dviejų pilnai užtenka dalykų. Dabar priartėsime prie vamzdžių valymo. Taigi, kaip minėjau, aš turiu vamzdžių valymui naudojamą Borbosą. Tai yra paprastas rinkinukas. Tai tiesiog yra virvutė. Tai yra virvutė, kuri bus naudojama vamzdžių valymui. Ir iš karto mes turime du dalykus viename. Tai yra metalinis šepetėlis, kuris pravalys vamzdį. Ir yra prikabintas toks kaip ir skuduriukas, kuris pravalys vamzdį taipogi. Šiaip aš tą skuduriuką iš tikrųjų prapurškiu irgi su CLP, kad jisai bevalant, kad jisai taipogi pravalo visus nešvarumus, susikaupusius šepetėlis ir taip pat prie to pačio šiek tiek sutepa ir apsaugo patį vamzdį. Ką reikėtų žinoti, tai iš tikrųjų reikėtų žinoti, kad vamzdis yra valomas šūvio kryptimi, tai mes tikrai neleisime jo iš viršaus į apačią, tai reikėtų tą žinoti ir atsiminti, kad mes turėtume valyti iš šios pusės, taip kaip keliauja mūsų kulka, tai šūvio kryptim. Okay? Ką aš padarysiu, gal iš pradžių ir pravalysim ginklą, taigi kišu virvutę į vamzdį. Virvutė išlenda, piškutį patrauksiu. Ir taipogi prie šitą turim prie Barboso, iš tikrųjų turime, kad jisai ir užsifiksuoja ir mes galime naudoti kaip rankenėlę šitam visam reikalui. Taigi aš jį užfiksavau ir paėmęs, nes tikrai nėra iš tikrųjų labai lengva traukti. Ir aš galiu tiesiog pravalyti savo vamzdį. Taigi pravaliau vieną kartą, patraukiau vieną kartą tiesiog švarų su šepetėliu ir su skudurėliu. Galiu pasižiūrėti patį vamzdį, ar jisai prasivalęs, nėra jokių šiukšlių. Tada galiu prapurkšti. Galiu prapurkšti šitą skuduriuką su mūsų valymo priemonėm ir vėlgi atgal kišu. Ir dar kartelį pratraukiu. Ir viskas. Vamzdis atrodo gražiai. Taigi toks būtų vamzdžių valymas. Ir aišku, dar mes galime pravalyti patį vamzdžio žiotis, kuris įstato šovinys, kuris rakina. Skudurėliu yra šiek tiek sunkiau su juo prieiti. Galima būtų naudoti šituosgi ausų krapštukus, bet vėlgi reikia labai atsargiai, kad tie ausų krapštukai jie iš tikrųjų nenukristų, tas pats kaip pasakyti, ta vata neužstriktų kažkur. Tai vėlgi būtų nelabai geras dalykas. Pravalom ir viskas yra ok. Taigi, mūsų ginklas yra baziškai išvalytas, kad galėtų jis toliau funkcionuoti ir pas mums niekas nestriktų. Ir dabar, ką mes turime padaryti, mes turime surinkti atgal spyną. Taigi, pasižiūrėm iš arčiau, kaip tas yra daroma. Taigi, mes sugrįžtam ir mūsų spyna buvo išrinkta, sutepta, išvalyta ir dabar reikia ją vėlgi surinkti.
Taigi visų pirma pradėkime nuo pačios spynos, kad jinai turi vieną skylutę. Iš vienos skylutės tik tai kaištį galime įkišti, kuris prilaiko adatą. Iš kitos jisai negali būti įkišamas, tai kaip matot, iš šitos pusės galime įkišti, iš kitos pusės jau tas kaištis nebelenda. Tai kaip mes tą žinome, mes apsukime kitą pusę, iš kurios kaištis gali įveikti į šį. Tada kišame pačią spyną į spynos rėmą, sulygiuojame mes tas skylutes ir tada dedame kaištis. Šitas kaištis turi skylutę, pro kurią praeina adata. Tai visų pirma mes turime kišti ją šitaip, kad jisai įveitų. Į skylutę jisai įvėjo, tada pasukame jį 90 laipsnių kampu, nes tada ta skylutė susilygiuoja su adatos įmų trajektorija ir tada mes galime įkišti adatą ir turime patį kaištuką, mažą kaištuką, kuris užfiksuoja, kad adata neišgriūtų. Mes įkišame į vidų, pasižiūrime, kad spyna vaikšto, spyna yra surinkta, čia yra užtaisymų rankenėlė. Ir ką mums beliko padaryti, mums beliko spyną ir rankenėlę įdėti į viršutinę dalį. Tai visų pirma dedame pirmą rankenėlę. Rankenėlė pirmai įsistato, šiek tiek ją paslenkiame į priekį. Reikia pastebėti vieną dalyką, kad jeigu spyną bandysime įdėti šitaip, jinai į rėmą neįsidės, tai mes turime pačią spyną patraukti į priekį, kad jinai būtų po šituo dujų vamzdeliu. Tada spyną dedame ir gražiai viskas nuvažiuoja ir užsifiksuoja. Taigi viršus spyna yra įdėta. Toliau ką darysim? Toliau prijungsime apatinę dalį. Tai apatinė dalis, kaip minėjau, yra du kaiščiai. Tai visų pirma dedame pirmąją priekį ir mes jį užfiksuojam, tada spaudžiam, užfiksuojam kitą kaištį, viskas. Viršutinė dalis yra prijungta prie apatinės dalies. Ginklą aperčiam. Uždarome dulkių dangtelį ir tada galime prijungti savo diržą atgal. Taigi diržas yra prijungtas. Aš turiu tokią labai gerą triuką padaręs, kad diržas man nevaikščiotų visur. Aš turiu tokią gumytę, kur tiesiog užsideda ir užsifiksuoja ant buožės ir man diržas laikosi labai puikiai. Jeigu reikia mane, aš tiesiog galiu patraukti ir diržas atsilaisvina. Taigi, viršus sujungtas su apačia, ginklas buvo baziškai išvalytas, vamzdis pravalytas, spyna ir spynos rėmas išrinktas, pravalytas, suteptas. Taigi, ką mums dabar reikia padaryti? Mums reikėtų atlikti tiesiog patį paprastą bazinį funkcinį patikrinimą, ar po šių atliktų mūsų išrinkimų ir surinkimų darbų tiesiog ginklas dar funkcionuoja. Taigi, tą ir atlikim. Taigi, sveiki sugrįžę. Taigi, ką reikia padaryti, kaip ir minėjau, reikia pažiūrėti, ar ginklas funkciškai veikia po mūsų išrinkimų ir surinkimo. Taigi, aš ginklą paimu ir ką aš norėčiau daryti? Aš visų pirma norėčiau pažiūrėti, ar spyna užsifiksuoja galiniai padėti. Taigi, kaip ir rodžiau, kaip ir minėjau, nesišvaistam su ginklu bele kaip, gražiai paimam, įstatom ginklą čia, kairė ranka prilaiko spynos užfiksavimo mechanizmą, dešinė ranka atitraukia ir ką aš matau? Aš matau, kad spyna yra užsifiksavus, viskas yra labai gerai, vadinasi, fiksatorius veikia, spyna užsifiksuoja, padarau ant saugiklio ir ką aš dabar noriu pažiūrėti, ar spyna vaikšto, taigi paspaudžiu spynos nuleidimo mygtuką, palydėjimo į priekį, spyna tikrai vaikšto gerai ir tada beliko mums atlikti, pažiūrėti, ar saugiklis veikia, taigi ginklas dabar yra užtaisytas, aišku, lizde nėra jokio šovinio. Paspaudžiu saugiklį, paspaudžiu nuleistuką, kuris yra ant saugiklio, tikrai veikia, viskas gerai, ten yra mano saugikryptis, pakeliu ginklą čia
Ir tik tada, kai esu nusitaikęs, radęs savo taikinį, aš padarau jį ant šaudimo, nuleidžiu nuleistuką, ginklas veikia ir ginklas funkciškai veikia po mūsų surinkimo ir išrinkimo. Uždarau dangtelę ir čia būtų visos bazinės žinios, kurios jums reikėtų žinoti, nusipirkus ginklą ar įsigijus ginklą ar gautą priskirtą ginklą, kaip jisai susirenka AR platformą, kaip išsirenka spina, susirenka spina, ką reikia išvalyti, kaip pavalyti. Ir čia tik tai yra pats bazinis dalykas, mes net nenaudojam visų reikiamų terminologijų, visų pavadinimų, nes tai būtų tiesiog per daug. Ir kad jūs tiesiog suprastumėt, kas yra tos bazinės žinios. Taigi, kaip ir minėjau, baziniam valymui aš naudoju CLP, aš vamzdžių valymui naudoju Borbosą, kuris yra tiesiog paprastas šnurelis su šepetuku ir su valymo skudurėliu ant galo ir tiesiog paprastas skudurėlį iš seno treningo. Taigi, tai buvo mano bazinis valymo rinkinys. Aišku, visą spiną išvalyti vien tik šituo tikrai neužtenka, reikėtų ją daug geriau prasivalyti karts nuo karto ir netgi gal viską įsirinkti daug labiau, bet su tokiais įrankiais jūs to nepadarysit. Kas jums padėtų, tai jums padėtų iš tikrųjų profesionalus valymo rinkinys, kurį ir parodysim neužilgo. Jeigu turit kažkokių klausimų, palikite klausimus komentaruose, kas patiko, kas nepatiko, turbūt aišku sulauksime daug, pažiūrėk, ką jis daro, jis netaip šneka, čia buvo bazinės žinios, ką jam reikėtų žinoti. Tai turbūt šiam kartui tiek apie AR platformos bazinės žinias. Tai buvo bazinės žinios išvalyti ir surinkti ginklą. Kitas dalykas, keli gal patarimai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, apie kad reikėtų su pačiu ginklu elgtis labai švariai. Ką turiu švariai, tai turiu meni, kad judesiai turėtų būti švaros, spinos užfiksavime ir kaip elgtis su nuleistuku. Taigi paimkim ginklą, keli patarimai, vėl grįžkim prie to pačio, kad norint užfiksuoti spiną galiniai padėti, kad būtų galima atlikti GSP patikrinimą, mes norim padaryti, mes galim paimti ginklą, jį statyti savo ant kojos, su kairė ranka yra spinos paleidimo mechanizmas, spinos užfiksavimo mechanizmas, paimam su nykščiu paspaudžiam mygtuką, užfiksuojam spiną, grąžinam rankenėlę atgal, paimu ginklą, vamzdį žiūri žemyn, pasisuku ir mes galime jau atlikti savo GSP, patikrinti 3 taškus vamzdį, spinos rėmą ir tada dėtuvės žiotis, kad ten nėra nieko, ko neturėtų būti. Tada ten yra saugi kryptis. Patikrinta, mes nuleidžiame spiną į priekį, saugiklis, pakeliu ginklą aukštyn, saugiklį nuimu, tik tada atlieku šūvį, saugiklio nebegrąžinu atgal, nes pas mane nesigrąžina, atlikus šią funkcinį patikrinimą ir viskas. Štai taip reikėtų elgtis maždaug su ginklu. Kitas dalykas, aišku, dar galima kaip užfiksuoti spiną, tai būtų vėlgi pasisuksiu šonu, aš įstatau čia, tada aš perimu ginklą su kairė ranka, čia galiu laikyti užfiksavimo mygtuką, tada su dešinė ranka patraukiu užtaisymo rankenėlę, užsifiksuoja spina, galiu atlikti GSP iš šitos vietos, pasižiūriu vamzdį, spinos rėmą, dėtuvių žiotis, nieko nėra, viskas patikrina, šiam momentui mano saugi kryptis yra ten, saugiklis, nuleidžiu spiną, nusitaikau, atlieku šūvį, uždarau ir taip yra patikrintas ginklas, kad jisai yra saugus. Tai du variantai, kaip minėjau, įstatome ginklą ant kojos, atliekime, palaikome mygtuką, spinos fiksavimo mygtukas, užfiksuojame spiną, pasiimam ginklą, pasižiūrim, ar viskas yra gerai,
saugiklis, palydim spyną į priekį, saugiklis, atlieku šūvį, ginklas patikrintas, arba čia tukas, atitraukiu, užfiksuoju, patikrinu, įsitikrinu, kad viskas yra saugu, saugiklis, palydžiu spyną, atlieku šūvį, ginklas yra saugus, uždarau dangtelį. Ir tai būtų bazinis žinios, ką jūs turėtumėte žinoti apie AIR platformą, kaip jinai veikia. Turbūt, kad platforma nuo platformos šiek tiek skiriasi. Turiu draugą, gerą bičiulį, kuris turi Heckler Kochą ir pas jį irgi AIR platformą. Tik tiek, kad pas jį vienas skirtumas yra tas, kad jisai gali saugiklį neužtaisyto ginklo, gali saugiklį visą laiką pastatyti į saugos padėtį. Kaip aš minėjau, šiam momentui aš to padaryti negaliu. Taigi, prieikime prie subtilesnio valymo reikmenų rinkinio. Kaip minėjau, čia buvo labai bazinis dalykas, labai bazinis dalykas iš tikrųjų. Su juo atlikti bazinį valymą, viskas yra ok, geriau negu nieko, bet ką mes turime, parodysiu labai kietą rinkinį, kurio gal net pat žiauriai norėčiau. Taigi, pažiūrėkime, kaip tas rinkinys atrodo. Ir taigi, sveiki vėl sugrįžę, taigi pasišnekėsime apie rinkinius, apie valymo rinkinius. Pristatysiu jums amerikiečių gamybos Otis valymo rinkinį, tai yra tikrai jau profesionalus rinkinys, jis tikrai nėra vienas iš pigesnių. Matys, su kuo aš valiau su paprastu skudurėliu iš seno treningo ir aš vamzdį valiau su Borbosu. Tai čia buvo mano bazinis valymo rinkinys ir dar aišku, aš kartais naudoju, ne kartais naudoju, bet visą laiką naudoju, kaip valau spyną, tai aš naudoju ausų krapštukus. Bet reikia su jais labai atsargiai elgtis, kad vata nenugrytų, kažkur neusilikti, nes tai gali pakenkti visam ginklo funkcionalumui. Ir CLP. Taigi, o Otisas atrodo šitaip. Otis ateina tokiame labai nuostabiame dėkle, mažas, kompaktiškas dėklas, jisai gali prisitaisyti prie ekipuotės ar dar kažkur, kur jūs visą laiką su savim turėtumėte jį. Taigi, pažiūrėkime, kas yra jo viduje. Tai iš tikrųjų, aš kaip pažiūrėjau šį rinkinį ir dabar kaip atlikau valymą spynos, tikrai reikėjo kitų valymo priemonių, nes nebuvau pasiėmęs savo vatos krapštukų, ausų krapštukų. Tai šitas tikrai būtų pagelbėjęs man ir nieko nelaukiu, pažiūrėkime jį iš arčiau, ką jisai turi. Taigi, štai šitaip atrodo iš arčiau mūsų rinkinukas. Kaip minėjau, yra tikrai labai kompaktiški medėklė. Turi kilputę ant galo, ant nugarytės, kur galima jį prisitaisyti prie ekipuotės, prie diržo, prie dar kažko. Taigi, atidarykime, pažiūrėkime, kaip jisai atrodo, ką jisai turi. Taigi, atidarome ir iš karto mes galim pamatyti, kad jisai ką turi. Jisai turi, vėlgi taipogi, jis turi tuščio vamzdžio indikatorių, jisai turi šepetuką, kuris gali prisisukti prie rankenėlės ir jūs galite tikrai daug ką su šiuo šepetuku išvalyti. Tada turi taipogi troselį, kuris gali būti naudojamas vamzdžio valymui. Turi savo atskirus vilnoninius, čia ne vilnoniniai kažkokie tai vamzdžio valymui skirti skudurėliai. Tada turi kitą ir taipogi, kaip pasakyti, atskirą dėklą, kur yra jūsų troselės vamzdžio valymui, čia skirtas kitam kalibrui, 556 skirtas, tada turi visokiausių priedėlių, išimti visokiausius kaiščius. Jūs tik pažiūrėkit, kamščio išstumimui. Turi mažą šepetėlį, nailoninį šepetėlį, kuris yra čia. Turi rankenėlę, kurį įsistato į vamzdį, kad būtų lengviau pratraukti. Tada turi pats netgi savo ir, kaip aš minėjau, kurį aš naudoju CLP. Tai čia irgi turi savo CLP. Tada turi instrukciją, kas kam turi būti naudojama. Yra dar netgi pora tokių rutulinių šepetukų, kurie montuojasi ant šito įrenginio ir turbūt jisai gali labai gerai pravaryti visą spynos rėmą ir pačią spyną, bigelius.
ir čia taipogi turi visokiausių gadžetų, kuriuos galime pravalyti, išvalyti netgi pačią spyną, kur būna užsilikusių visokiausių nešvarumų, netgi galim panaudoti kaip į atviorkę šitą dalyką, atsuktuvą. Tikrai geras rinkinys, mes aišku jo nepanaudojam. Tada turi taipogi čia valymui skirtas dalykas. Labai nuostabus rinkinys, pagamintas Amerikoje. Ir jeigu jūs esate užkietėjęs ginklų žmogus, šaulys, turi dar trumpesnį šepetuką, jeigu reikėtų išvalyti patį, kaip pasakykime, jeigu reikėtų išvalyti netgi grąžinamosios spiruoklės cilindrą, šitas būtų gerai panaudoti irgi. Taigi, šitas rinkinukas tikrai yra bombinis, geras dalykas ir aš asmeniškai tokio norėčiau. Gal tie, kurie žiūri, bus mano gimtadienis, man tokį padovanos. Taigi, būtų šiam momentui tiek. Šitą rinkinį galite rasti Panevėžyje, ebunkeris.lt elektroninį parduotuvį arba Vilniaus gatvė 14 fizinių parduotuviai, jie turi šios rinkinius pardavimui. Tikrai šis rinkinys nėra vienas iš pigesnių, bet pažiūrėjus į jo vidų, ką jisai turi, tai tikrai aš pats būčiau labai laimingas tokį rinkinį turėdamas ir galėdamas pilnai atlikti tikrai gilų ginklų valymą, išrinkimą, surinkimą ir viską išvalyti. Tai čia tikrai yra superinis dėklas. Superinis dėklas su visais kitais įrankiais ginklų valymą. Taigi, bičiuliai, šiam kartui tiek pašnekėjome apie AR platformos bazeką, kaip išrinkti, surinkti, išvalyti ginklą, kokius reikmenis galime naudoti, ką aš naudoju, kokie yra kiti reikmenis galimi pasirinkimui ginklų valymui. Tai išnekėjom apie Otis profesionalo ginklų valymo reikmenų paketą, kuris yra tikrai bombinis ir aš tikrai sakau, kad jūs galite jį įsigyti ebunkeris.lt arba fiziniai parduotuvai Panevėžyje, Vilniaus gatvė 14. Šiam kartui tiek, kas yra nauji mūsų kanale, prašau, nepamirškit pasitikrinti mūsų Instagramą, susirasti mūsų Facebook'e ir taipogi palaikinti mūsų puslapius, pasuskraibinti mūsų YouTube kanalą, palikti komentarą, širdutę ir dar kažką. Ir šiam kartui tiek, taipogi ačiū mūsų Patreonams, kurie jau yra keli Patreonai prisijungę, mes taipogi turim Patreono, kaip pasakyti, Patreono paskyrą, kur galite tikrai ateiti ir užsiregistruoti ir mus tai paremti. Kol kas tiek ir tie, kurie dar nematė mūsų pirmo video, kur buvo pristatytas Matuza Tactical PMP Mod 2 dėklas, užsukit, pažiūrėkite į tą dėklą, po to video, kai buvo išleistas, tikrai mačiau ne vieną brolį ir sesę su tuo dėklu ir jis tikrai yra geras dėklas. Šiam momentui tiek, ačiū už jūsų dėmesį, susitiksime kituose video. Iki!